Kaip manote, koks yra socialinio dialogo lygis Lietuvoje, ES šalise ir ar teisėsaugos sistemos institucijos vadovaujasi socialinio dialogo principu, ar jis dar tobulintinas? Nu, jeigu taip paklaus žmogaus iš gatvės, tai jie pasakys, jiegi visus klausimus praktiškai sprendžia. Policininkas sprendžia bausti, nebausti, teisėjas sprendžia kokią nuobaudą duoti, neduoti, kas kaltas, kas teisus ir taip toliau. Liktai iš šono atrodo, kad eiliniam gyventojui liktai čia viskas tvarkoja. Bet iš principo manau, kad tų klausimų tikrai yra ir socialinis dialogas kaip šitoj srity, taip ir kitose srityse, mano galva, nėra labai pakankamas, bent tiek, kiek man asmeniškai tenka bendrauti, vis dėlto turi įrodinėti, kad juoda tai yra juoda, kad balta tai yra balta. Vat šitas dažnai būna pikta ir gaila, kada eini į įvairius susitikimus su, sakykime, ministerijos vadovybė, ten su Seimo vadovybė, komitetais. Lygiai taip pat tenka mums kelis klausimus kartu su gelbėjimo, tarnyba dalyvaunant Seime. Funkcija yra savivaldybėm, pinigų nėra. Tai amžinas klausimas. Arba taisykim metodiką ir, funkcijas palikim tiek, kiek galim jas finansuoti, arba suraskim pinigų, kad nebūtų taip, kad ir liktai iš pradžių komitetas, jūs teisus, bet iš ko padaryti? Nu tai tam ir yra parlamentas, kuris turi sugalvoti, iš ko padaryti. Tai manau, kad noro tokio prigimtinio noro, kaip turi Skandinavijos šalis, kada visi supranta, kad jeigu įvyko dialogas su profsąjungom ir profsąjungos pritarė tam klausimui, tai jisai bus parlamente priimtas greitai, kokybiškas ir turės savo tą gyvastį jau įgyvendinant. O jeigu ten, sakykime, kažkokiu tai interesų grupė, norėdami kažką tai tenai savo reikalus siaurus atstovauti, prastumė kažkokį statymą, jis aiškiai paskui užplius. Tai tokio, manau, kad ir prievolės, didesniam socialiniam dialogui reikia ieškoti, plėsti prievolę tokį. Nu ir žinoma, galų gale surasti tą dialogą, ne tik tai iš vienos pusės atstovaujantį į šalis kaip profsąjunga ar ten kitas susivienijimas turi norėti eiti ieškoti, bet ir ta šalis, kurie atsakinga už tą sritį, ministerija, taip toliau, turi irgi ieškoti to dialogo ir kviestis ir sėsti ir tartis kartu. Sutinkam, kad aš atsimenu, kada vyko pašnekėsiu su premjeru dėl krizės. Nėra pinigų, reikia mažinti atlyginimus. Tai gerai, tai dabar kaip mažinam atlyginimus? Tai tada gal paimkim, peržiūrėkim atlyginimų sistemą visoje valstybėje, kad netrodytų, kad vienus nuskriaudėm, o kiti liko kažkokie tai privilegijuoti. Padarykim, padiskutuokim tarpusavį, gerai, suprantam visi, turim tiek pinigų. Kokiu būdu dabar juos skleisim tuos pinigus. Ir jeigu išdiskutuosim, įsiaiškinsim, manau, kad tikrai surasim sprendimą. Ir mažiau liks tada tos, kai aišku jau paskui pradeda lobuoti kažkokia tai sritis, kažką pralabavo, tada kitiem pasidaro vėl, toks pyktis ir prasideda vos ne, sakykime, atskirų sričių supykdinimas toks, kas ten stipresnis, kas teisesnis. Ačiū. Ar turite ateities teisėsaugos viziją? Žiūrint, kokią tu ateitį darysim, kiekvienas, galvojam apie tiek, kiek maždaug planus tos kūrėm. Tai bent jau ta ideali teisėsauga, tai aš suprantu taip, kad žmogus, turėdamas visų pirma, jis turi gyventi, kad jam tos problemos ir neiškiltų. Jeigu vyksta, sakykime, prevencija, vyksta aiškinimasis, žmogus gyvena saugioj, pakankamai tvarkingoje aplinkoje ir labai gerai, kad kitas iki tenka net tokius dalykus girdėti,
kažkokiem tai užsienį nuvažiuoji, vaikštai renginiai, nėra policininkų. Kur tie policininkai? Vat mūsų ten draugai, biurinė turim ar kur tenai, ten ir alų išgeria žmonės, ir šnekučiuojas, ir šoka. Sakom, kur jūsų policija? Tai sako, kam jinai dabar nereikalinga. Vat kai atsitiks, tai jie toj pat ir bus. Tai iš tikrųjų to labai norėtųsi, kad tos pajėgos reaguotų tada, ne kada tenai, sakykime, kažkam tai reikia, bet kada situacija reikalauna. Pajėgos tinkamos, sureagavo, klausimą išsprendė, žmonių nesupykdino, problemą nuėmė, viskas tvarko. Lygiai taip pat žinoma ir ten tie ginčiai, kada vyksta. Taisyklių turim labai daug. Ir jeigu mes žiūrėti, ar apskritai įmanoma visas taisyklės ir jų laikytis, turbūt vargu ar surasim tokį žmogų, kad jisai laikytųsi visų taisyklių. Svarbiausia, kad jisai, na, sakykime, kitas iki nesilaikydamas taisyklių, nesinaudotų tuo ir nesukeltų priešpriešos kažkur tai. Tai vat būtent taisyklių priežiūra ir taikymas irgi labai svarbus dalykas ir toks, nu, protingas priėjimas prie taisyklių taikymo. Irgi, kada, na, žmogų baudžia dėl to, kad nubausti, tai vieną baudžia ir baudžia, o kitas piknaudžiauna ir piknaudžiauna ir vis liktai tas teisus, tas neteisus. Nu ir žinoma, jau čia gal tas ginčių sprendimo vieta, tai aišku, dar nemažai žmonių, ypatingai kaimo vietovėse, užtenka, kada pareigūnas paprasčiausiai gražiai pašneka, žmogų paaiškina, perspėja ir jau jis atitinkamai padaro išvadas. Ir bent jau aš įsivaizduoju regionuose, gyvenvietėse, iš tikrųjų labai svarbu, kad reiškia, pareigūnas būtų žinomas, matytųsi jisai tenai. Ir nėra gerai, kada šiandieną sucentralizuota ir žmonės net nežino, reiškia, koks pareigūnas, nu, 112 paskambinsi, su kažkuo sujungs, bet jie nori kitokio kontakto. Mieste galbūt čia viskas tvarko šitoje vietoje. Tai, nu, žmogaus teisės yra praktiškai prigimtinis dalykas, kiekvienas mes norim, kad tą pamatinį dalyką aš galėčiau visur pasinaudoti ir kad teisėsauga būtent dirbtų taip, kad mano teisės būtų užtikrintos. Ir tą patį galvoja žmogus, kuris šluoja gatvę, ir tą patį galvoja žmogus, kuris užima kažkokį ir kitokį postą. Tai jeigu tą principą mes sugebėsim tokią teisėsaugą sukurti, kad jinai reaguotų tada, kada reikia ir taip, ir tiek, kiek reikia sureaguoti, tai manau, kad žmonės daug maž bus patenkinti, nors ir taip, nepasakyčiau, kad labai dėl teisėsaugos žmonės nepatenkinti. Jie gal daugiau dėl teismų nepatenkinti, kadangi iš teismų išeina vienas nuskriaustas, kitas ne, nors kitas iki visko būna ir atvirkščiai. Ačiū. Ir paskutinis klausimas mūsų. Koks būtų pirmas darbas jūsų, kurį tapęs Lietuvos prezidentu, padarytumėte teisėsaugos sistemos gerovės vardan? Nu, jeigu kalbėt apie patį pirmą kažkokį darbą, tai manau būtų pirmas darbas, tai kalbant su vidaus reikalų, su kandidatu vidaus reikalų ministru, būtent esamą situaciją ir kaip planuojama tobulinti, reiškia, kad ir visuomenė būtų patenkinta, ir pareigūnai būtų patenkinti. Ir, žinoma, rezultatą turėtumėm, kad žmonės galėtų jausti saugiai, neieškoti kažkokios tai užuovės kažkur kitur ar galvoti pabėgti iš valstybės ir taip toliau. Tai manau, kad vienas iš tokių pirmųjų darbų būtent ir būtų, nes manau, kad tuos darbus, kuriuos susitarė valstybės vadovas su vyriausybės vadovu, su ministru, tos programos, kurios tai yra kelrodis, paskui ir atstovaujantiems, sakykime, ir tom pačiom profsąjungom reikalauti, kad vat yra numatyta priemonė. Tada gali pasitelkti ir kitas struktūras, reiškia, tos prievolės įgyvendinimo. Tai... Ačiū Jums.